Sveiki! Esame iš Vilkaviškio rajono Kazimiero Baršausko mokyklos daugiafunkcinių centrų Keturvalakių skyriaus. Šiandien mes norime jums parodyti kelis sąžiningumo ir nesąžiningumo atvejus ir kaip elgtis teisingai tose situacijose. Aš noriu pasiimti Estrelą taškučių. Estrelą. Ir Pepsio buteliuką. Ir Pepsio buteliuką. Estrelą šitą mėlyną. Ir Pepsio buteliukas mažiukas, taip? Taip, kad man būtų viskas. Viskas jau. 2,20 €. Paim gražą 2,80 €. Ir vaikai, norit tikėkit, norit ne, bet aš tikrai mačiau, kad čia stovėjo Pepsio buteliukas ir dar buvo vienas pakelis kažkokios prekės padėtas. Nepastebėjot nieko? Ne. Nu, tegul bus ant jūsų sąžinės tada. Išlikti sąžiningam, net kai niekas tavęs nestebi. Taip, manau, kad taip, nes tikras sąžiningumas atsiskleidžia tik tada, kai tu esi vienas. Aš net nežinau, ar čia svarbu, bet iš tiesų tikriausiai galvoju, tai yra kiekvieno žmogaus asmeninis reikalas. Ir man tai labai svarbu, nes esu kiek kartų bandžiusi išlikti nesąžininga, ir kad ir niekas nemato. Tai net nesenu tokiu laiku raudonis išmuša. Sąžiningam yra visada išlikti svarbu. Esmė tame, kad jeigu tu pats prieš save sąžiningas ir tu tai esi jau įvaldęs, tai nėra sunku. Kada būna sunkiausia elgtis teisingai? Nelengvas klausimas, bet tikriausiai tada, kai tavo pasirinkimas reikalauja aukos arba drąsos. Elgtis teisingai tai dažniausiai sunku tada, kai tavo tiesa nėra paranki aplinkybėms. Sunkiausia man yra elgtis teisingai tada, kada yra neteisybė, kada aplinkui tave elgiasi daug žmonių neteisingai. Ar sąžiningumas reikalauja drąsos? Taip, nes pripažinti savo klaidas arba sakyti tiesą reikia labai didžiulį drąsos. Svarbiausia, kad norisi išlikti sąžiningu prieš save, o tai ne visi supranta ir tada kyla visokiausių konfliktai ir tu turi tiesiog pastovėti už save. Kada tu esi sąžiningas prieš pat save ir prieš kitus, tai drąsos visada užtenka ir nereikia būti drąsiam, tai eina savaime.